Mums visada norisi parodyti, kad Lietuvoje mes tikrai turim labai daug gero. Ir šiuo atveju mūsų visas projektas net taip ir pavadinom – žydėjimas. Medžiagos, kurios surinktos irgi yra iš mūsų Lietuvos laukų, miškų, tai yra medžių šakos, dabar yra pats pavasaris ir pats žydėjimas. Norime pasidžiaugti juo ir tą nuotaiką perteikti dekore. Iš tiesų, tai viskas prasidėjo nuo to, kad aš pamačiau storiuose pačių Gėlių sesių, kad atidarė šitą naują erdvę baltą. Ir kažkaip tai parašiau Gėlių sesėms ir joms ir man taip labai suskambėjo, kad čia ta pavasario tema labai čia tiktų ir kad norisi šitą erdvę parodyti būtent minimalistinę, kadangi jinai pati tokia švari, graži, kad jai labai tiktų tas baltumas. Mes rūpinomės visų šitos mūsų mini šventės planavimu nuo užkandžių, torto, vietos iki net ir šventės dekoravimo. Tai norėjome parodyti, kaip turint gerą komandą galima pasiekti labai gražaus ir kokybiško rezultato. Bokšto skveras iš tiesų labai išsiskiria savo švara, baltumu, dydžiu, kuris tinkamas ir didesnėms šventėms ir kur tu vienoje vietoje gali padaryti ir ceremoniją, ir vakarėlį. Šis projektas tai kaip mini vestuvės. Tai iššūkis buvo tas, kad iš tikrųjų turėjome labai nedaug laiko pasiruošti ir turėjome tiesiog sutelkti tiekėjus kvietimo būdu, o ne užsakymo. Bet džiugu, kad tikrai turime tokį būrį kolegų, kurie mumis pasitikė, nedvejojo dėl rezultato, kurį kartu galime pasiekti. Visa šita mūsų surinkta komanda yra iš tiesų išskirtinė, nes vieni kitus suprantam iš pusės žodžio, visi jaučiam tą patį atsidavimą ir šiaip projektai jie labai suartina, dar geriau pažinti, gali savas idėjas išpildyti ir pamatyti netgi kur tos ribos yra, ar yra jos ir ką dar galima padaryti daugiau. Ir šitam projektui labai smagu, kad pasirinkom net 3 įvaizdžius jaunųjų, nes ir kas dar įdomiau, kad pasirinkom ne tik nuotakos įvaizdžius, bet ir 3 jaunikio įvaizdžius, nes jau dabar įprasta, kad nuotaka vakare persirengia, bet jaunikės geriausiu atveju galbūt batus pasikeičia arba nusivelka švarką. Manau, kad ne tik moteris turėtų savo vestuvėm puoštis ir atsiskleisti, bet ir vyrai. Kai kuriame šventes, tai kuriame jas ne tik iš techninės pusės, nes techninius dalykus suorganizuoti gali daugelis, bet iš tikrųjų, ką duodame mes atiduodam santykį. Esam pačios sesės ir atiduodam tą seserišką santykį savo klientui, nes tikim, kad ko reikia šiandieniniam žmogui, tai to žmogiško, šilto ir jaukaus ryšio ir rūpinimosi jais, nuoširdžiai rūpinimosi.